Galim paprašyti, kad ir išeitų, jeigu reikia. Ne, viskas gerai. Taip, tai sveiki visi. Šiandien pas mus svečiuose yra mūsų technologijų ir dizaino mokytojas Donatas Kriukas. Sveiki, mokytojau. Sveiki. Tai mes į jūs kreipiamės kaip mokytojau. O kaip jūs save pristatot ir šiaip, kaip Donatas leidžia savo dienas jau ne kaip mokytojas? Oi, labai tokių mažai dienų būna, nes daugiau aš būnu mokykloje ir kaip mokytojas. Bet be mokytojavimo esu dar ir dekoratorius arba maketuotojas, dizaineris spaudos. Bet didžioji dalis yra darbas mokykloje ir didžiąją dalį praleidau joje. Taip. Tai žmonių, kurie nori būti mokytojais, vis mažėja, dėl to yra labai gaila. Bet o kas jūs paskatino būti mokytoju, o ypač tuo technologijų ir dizaino mokytoju? Tai tą istoriją aš jau ne kartą esu pasakojęs, bet kiekvieną kartą gal nieks jos neatsimena, tai vis ir kartoju ją tą pačią, ar ne? Gal aš ir neplanavau būti mokytoju, nes baigdamas mokykloje apie pedagoginės studijas net negalvojau, tačiau pamačiau tokią studijų programą technologijos ir dailė. Man jinai pasirodė įdomi. Technologijos žodis man nieko nereiškia, nes tuo metu, kai aš mokiausi, technologijos nesivadino technologijom, technologijos vadinosi darbai ir tuo metu keitė pavadinimą iš darbų į technologijas, tai man kaip mokiniui, kaip ir jum tikriausiai dabar kažkokios savokos yra nesuprantamos arba studijų programų užvadinimai yra dar neaiškus, ar ne? Tai taip aš įstojau į technologijų ir dailės specialybę pedagoginiam, savęs neįpareigodamas, kad būtinai turiu eiti į mokyklą. Ir aš kol mokiausi tam universitete, bandžiau įvairius dar darbus. Tai papildomi visokie, ką ir užsiema studentai, kokiuose prekybos centruose padirbti ir panašiai. Bet kažkada įsiprašiau vasaros metu dirbti reklamos agentūroje maketuotoju. Ir aš galvojau, čia visai yra mano kelias, pabaigus studijas, tęsti darbą spaudos srityje, ar ne? Ir save kažkaip nuraminau, kad turėsiu ką veikti po šitų studijų, neinant į pedagoginį. Bet jeigu ką, atsarginis variantas yra pedagoginis darbas. Ir tą mintim visai gyvenau. Ir 4 kurse, atsimenu, buvo tokia Labas rytas laida, kurioje pristatė socialinę programą Renkuosi mokyti. Tai ta programa buvo nauja, niekas nežinojo, apie ką tai yra. Ir išgirdau jos pristatymą iš tų kūrėjų ir susidomėjau ir nuėjau į svetainę, užpildžiau paraišką, kad tapti mokytoju. Nes kažkaip ten visai viskas įdomiai. Buvo mintis, kad atneš naujų idėjų į mokyklą ir atrenkami žmonės patekti į šitą programą. Ir praėjau labai didelę atranką, daug ten etapų, daug pakopų. Ir mane atrinko tarp tų 25 rodos mokytojų iš visos Lietuvos, kurie eina į mokyklą dirbti. Tai va toks ir buvo įsipareigojimas ateiti į mokyklą, ta programa įpareigojo mus būti mokykloje 2 metus. Tai turėjau dirbti šitoj mokykloje 2 metus, tai dabar jau skaičiuoju 16. Tai taip jau atsiradau šitoj mokykloje ir iš jos niekur kol kas neišėjau. Bet šalia yra kiti tie darbai, kūryba ir visa kita. Tai va paskatino gal tos programos pristatymas, idėja, kad mokykla turi keistis, kad mokyklai turi būti naujų kažkokių minčių, naujų vėjų. Tai su tom idėjom ir aš atėjau į šitą mokyklą. Tai labai ilga kelionė iki to mokytojo darbo. Bet jūs esate ne tik mokytojas, bet ir auklėtojas. Ir tai yra labai sunkus darbas, manau. Ir kas jūs motyvuoja grįžti ir būti mokykloje jau 16 metus? Tai nepaslaptis, kad šita mokykla man yra brangi, dėl to aš jos ir nekeičiu. Jeigu reikėtų pakeisti, būtų gal irgi sudėtinga, ar ne? Tai man patinka, kaip mokykla keičiasi, kad jinai gauna kažkokią naują prasmę, kad jinai auga, kad jinai gerėja, aš vadinčiau. Buvo visokių, ar ne, laikų čia šitoj mokykloje, tai dabar aš galiu sakyti, kad iš tikrųjų man atrodo, kad viskas yra daug geriau negu būdavo. Ir tas skatina joje veikti ir kažką atnešti daugiau, pasiūlyti daugiau. Ar visą laiką yra tas naudinga, iš mano pusės nežinau, bet kiekvieną kartą aš esu atviras tam, kad įvyktų kažkoks pokytis. Tai dėl to mane skatina tas atvirumas, tas noras kažką pakeisti, kažką pasiūlyti ir kad mokiniam būtų čia malonu.
man gal didžiausias įžeidimas yra, kai pasako, kad šita mokykla yra kaip kalėjimas. Tai čia yra, nes mes ne tokią ją kūrėm, kaip mokytojam, tikrai mokytojai niekada nenori, kad mokykla būtų kančios namai, tai ir mūsų atitinkamai veiksmai, ar ne, jie yra gal kažkokie iš mokinių pozicijų atrodo keisti, bet mums atrodo prasmingi, kad kaip jauniems žmonėms jų reikia, ar ne, tai gal kažkokie požiūriai išsiskiria, bet iš principo mes kūrėm tą tik tai geresnę aplinką, kurioje būtų jumti geriau. Tai mes esame labai už tai dėkingi ir manau labai daug mokinių yra už tai dėkingi. Mes irgi jums dėkingi. Ir šitoje mokykloje jūs labai daug prisidedat prie mokyklos, tiesiog visokių veiklų, projektų, renginių, visokių idėjų. Tas idėjas savo paverčiate realybę. Ir kaip jums pavyksta, iš kur tiek idėjų, iš kur tiek projektų ir kaip tas idėjas paversti realybę? Man tai netrodo, kad daug aš čia prisidedu ir daug pasiūlau. Man taip atrodo. Bet iš kur ateina idėjas, aš galvoju iš to, kad be mokyklos dirbu su įvairiais renginiais, matau kitą pasaulį, tiek ir verslo pasaulį, tiek privačių žmonių visokias šventės. Kažkaip tą akiratį plėčiu ir man atrodo, kad kartais atnešu ir į mokyklą tas idėjas, kurios gali čia prigyti ir jos tiktų. Vien tam, kad būtų įdomiau, kad renginiai įdomesni, tai kartais jos pasiteisina, kartais nepasiteisina. Jeigu pasiteisina, tai mes jas tęsiam ir kuriam kaip tradiciją, o jeigu ne, tai tampa vienkartiniai tokie renginiai, kurie įvyksta ir praeina. Be viso to, man atrodo, labai svarbu yra stebėti aplinką, kaip keičiasi, pavyzdžiui, visuomenė, kaip keičiasi pats miestas, reaguoti į tai. Ir vienas iš mano tokių kaip ir šūkių arba idėjų yra, kad mokykla neturi užsidaryti nuo pasaulio. Tai mokykla turi būti atvira, reaguoti tai, kas yra aplinkoje už mokyklos ribų ir į mokyklą turi įsileisti tas mintis, idėjas iš visuomenės. Tai va, kiek pavyksta, aš prie to prisidedu ir atnešu tų minčių. Tai mes labai džiaugiamės, kad jūs turit labai daug idėjų. Tai ir mes jums turim paskutinius klausimus kuriuos užduodam visiems mūsų pašnekovam. Tai kas yra jūsų didžiausias autoritetas? Man labai sunku šitas klausimas, nes aš kažkaip gal tokių, kad pagal kažkokį žmogų siekčiau, nėra taip, kad nuolat ar ne, kad nuo kažkokios vaikystės ar paauglystės siekčiau kažkokį žmogų, bet yra fragmentiniai tokie etapai, kaip man visai imponuoja tam tikri žmonės. Kartais tai būna politikai. Aš atsimenu kažkada tikrai tai, ką mūsų prezidentė darė, man labai patiko. Tai buvo toks kaip autoritetas, tai nesakau, kad aš ten kažkokių jos veiksmų ėmuosi, bet man tikrai. Tai va, tai atskiruose etapuose yra kažkokie nauji žmonės, kurie man tampa autoritetais. O kartais aš turiu etapus, kai net negalvoju apie kažkokius autoritetus, kol nebuvo šito klausimo, aš kažkaip net niekada jo nesusimąsčiau. Bet jeigu taip reikėtų durti pirštu ar ne, tai va prisimenu prezidentę, o daugiau kažkokie yra tokie tarpuose atsirandantys žmonės, kuriais man gera, kuriuos norisi lygiuoti, su kuriais norisi veikti, ir jie tampa autoritetais. Mhm. O tai tada, kokia yra jūsų didžiausia svajonė? Tai ta svajonė gal jau ir nuskambėjo, jeigu iš šitos darbo aplinkos, ar ne, jau nuskambėjo ir mūsų pokalbio metu, tai kad ta mokykla būtų maloni mokiniams, jinai būtų priimtina jauniems žmonėms, ją jaustų mokiniai ir ateinantys žmonės ir ją puoselėtų, tai yra augintų, kad jin būtų kuo tik geresnė. Ir nesustotų, labai svarbu neprarasti to progreso, kad jau galvoti, kad viskas padaryta, kad jinai yra jau tobula, gera, tai taip aš manau niekada nebus, o visą laiką siekti kuo geriau, kad įvyktų. Pastoviai augti. Taip. Tai ačiū jums labai už pokalbį, ačiū kad dalinate savo patirtimi. O klausytojams sakom, kad susitiksim ne kitą kartą, o kitais metais mokslo, nes tai yra mūsų paskutinis podcastas. Mes, manau, jį labai gražiai uždarom. Tai ačiū, kad klausėt visų mūsų podcastų ir iki kitų metų. Visa. Ačiū. Ačiū tau labai. Ačiū mokytojau labai. Labai greitai atrodo.